Sveiki. Aš esu Augustinas ir papasakosiu apie vieną tokią sniego griūtį Facebook'e, kuri padėjo sugalvoti vieną įdomią idėją Lietuvoje, vos auditorijai skirtą. Taigi sniego griūtis prasidėjo nuo to, kad mano kolegė sukūrė Facebook grupę ir jinai per kelias savaitės tiesiog visiškai organiškai išaugo iki 40 000 unikalių žmonių. Dar per beveik pusės metų laikotarpį viskas išaugo iki 60 000. Ir dabar tas tokių skaičiumi laikosi. Kas įdomiausia, kad įvyko tie dalykai, apie kuriuos esu anksčiau skaitęs, kaip oficialinius tinklus. Kad žmonės patys pagal grupės pavadinimą, tai pavadinimas Nemokamos PDF knygos, kelia turinį, klausia, kas turi kokią knygą, vyksta bendravimas, nieko nereikėjo skatinti. Bet kaip problema, kad auditorijos poreikiai kaip patenkinti, iš to mums jokios naudos. Tai reikia kažkokią lygybę tarp pinigų ir auditorijos poreikių surasti. Tai buvo keli bandymai. Norėjom pasiekti tokį win-win efektą, kad auditorija būtų patenkinta, gauti savo knygų, tobulėjimą ir panašiai, tokį jie susirinko savo organiškai. Jie daugelį atvejų buvo nesėkmingi iš piniginės pusės, bet surinko dar didesnį auditoriją ir per klaidas, per kurį laiką gimė tokia idėja, kurią pavadinom Aš skaitėjau LT, galite užeiti. Ir visas principas yra tas, kad, pavyzdžiui, jūs esat maža kepyklėlė, kuri gerai parduoda pyragėlį kokį nors internetu. Tai mes jūsų kaip verslo atstovų prašom sukurti žiauriai naudingą trumpą PDF knygą. Tai gali būti nuo 10 iki 200 puslapių naudingas turinys. Mes ją išplatinam, įdedam svetainę, išplatinam per turimus šaltinius. Tai pridėjus šią grupę, kurioje žmonės kaip tik domisi vien tik knygomis, dar kelias grupės, kur domisi kelionėmis, dar kelias grupės, kur domisi tobulėjimu, seminarais, vėl knygomis, mes gaunam apie 140 000 žmonių auditorijai. O principas tas, kad įdėjus verslo atstovų knygą, kurie pateikia visą savo žinias kažkiek ryšį sritimi, mes iš žmonių paimam jų kontaktinius duomenis, vardą, paštą ir telefono numerį. Ką galima su to daryti vėliau? Vėliau tam žmogui, kuris jau sudarėjo konkrečią temą, pavyzdžiui, kepyklėlės paslaugomis, galima įsiųsti žinutę, kad štai yra nuolaida. Ir ten yra praktiškai stebuklingas efektas. Paskutinį kartą, kai siuntėm 40% žmonių, kurie pasisiuntė knygą, atsidarė laišką, dar pusė jų paspaudė nuorodas ir dar keli procentai jų atliko pirkimą. Tai iš tikrųjų visas šitas principas veikia taip, kad yra kaip setelis atrasti tuos pačius skaniausius tikslius vartotojus. Visų verslų prašome, kad jie rašytų knygas remiantis 80-20 principų, kad 80% yra gryna nauda, kas vartotojui yra skanu naudinga, 20% yra komercija. Tai logotipas, nuoroda apie autorių, apie vietovę ir panašiai. Ir čia pasakojau, kas vyksta toliau. Tiesiog žmogus perskaito tą patiktą turinį skanų. Praškai jūsų reklamai skiria 10-30 minučių, palieka savo kontaktus, vėliau kontaktas yra susisiekiama ir galiausiai per kelias žinutės žmogus perka. Ir principas tas, kad už visus pasisintimus, už visas žinutės moka verslo atstovai, o turinys vartotojams yra nemokamas. Taip, jeigu sudomėjot, dovanojam WordCampo dalyviams 500 nemokamų pasisintimų, jeigu sukuriat knygą. Ir prašau, susisiekit Augustinas, Aš skaitėjau LT. Ačiū.